Labas, brangi. Kalbuosi su tavimi šiandieną tą, kuri ilgiesi ryšio su savimi. To natūralaus, tikro, gero jausmo, kad save palaikai, kad jauti ryšį su savo kūnu, malonumą tekantį savyje, kai jauti, kad gali iš tos pilnatvės, iš to malonumo bendrauti su savo mylimuoju, kurti romantinį santykį, kad ir kiek metų esi atitrūkę. Ir kai esi ta, kuri to nori, to ilgiesi ir iš tiesų galbūt net ir žinai, kaip tai jaučiasi tavo kūne. Ir turėjai akimirkų, kai keliavai savo sąmoningumo kelioniai, tyrinėjai ir turėjai patyrimų, kaip gera jausti save, kaip gera jausti malonumą, koks galėtų būti ryšys su vyru. Tačiau tai trukdavo tam tikrą laiką, tai reiškia, ar stovykloje ne tuo metu, ar po kažkokiam seminare. Tai yra kažką perskaičius, tu padarai, įtrauki ir tu pamatai tą akimirką gerumo, kaip tu gali jaustis. Tačiau, kai susiduri su tom kasdieniam aplinkybėm, tai yra, kai tavo buitis, tavo darbai, tavo kūryba, tavo verslas, veikla, kurioje tu esi, tavo naminiai visi rūpesčiai, vaikų klausimai. Ir dar kai su mylimuoju, su vyru nesusidurėt, iškyla sunkumas tą įtvirtinti į realybę. Tai yra, atrodo, žinau, kaip turėtų būti, žinau, ką galėčiau daryti, esu sąmoningas, apsišvietusi moteris, tačiau nepavyksta. Tai kodėl taip yra, šiandien pasidalinsiu su tavimi, kodėl taip yra. Ir netgi suprantu, kaip būnant tokia šviesia, sąmoningumo keliu keliaujančia moterimi, ta, kuri klesti savo veikloje, savo kūryboje, yra sritis, kur nėra sunku, kur santykiai, kur puoselėti savo ryšį su savo moteriškumu, kur tik taip tokiais protarpiais. Tai visa yra dėl to, kad tai nėra įgūdžio, kad tai nėra įprasta, tai kad vis tik mes gimėme vis dar toje kartoje, kai nebuvo tai perduota kaip natūralus, tikras dalykas. Tai nekalbu jau tik, tai yra, dabar paminėjau, kad mes gimėme toje kartoje. Bet aš sutinku jaunas moteris, kurios gimė jau mamų, kurios keliavo jau šiuo sąmoningumo keliu. Vis tiek, kad nėra tam tikri niuansai, meilė savo, priėmimo savo, vėl santykio, nors jau matė šiek tiek kitokį jau santykį pačios mamos. Tačiau kas yra? Yra visas bagažas protėvių, kurių mes turime, kuris ateina per mūsų mamą, per mūsų tėtį, per mūsų ląsteles, mūsų kūnuose. Taip pat turime kolektyvinį paveldą, kur turime įvairiausių įsitikinimų ribojančių, netgi visai nesenai tik tai atsiveria tas moters teisės, ne? Tai yra moteris ilgus šimtmečius, gal net ir tūkstantmečius, buvo tam tikroj tokiai suspaustoj pozicijai, kaip ir vyriškumas, jisai nesiskleidė gražiam harmoningam būvyje, o tas vyriškumo ir moteriškumo tas disbalansas, jisai buvo sąskaita abiejų, ir moterų, ir vyrų, sužalotų elgesio būdų, sužalotų įsitikinimų ir tokių iškreiptų tiek vyriškumo, tiek moteriškumo požiūrių. Ir iš tiesų, kai daugelius šimtmečius buvo vertinama moteris, kuri yra atsidavusi, pasišventusi kitiems, tai yra mylinti žmona atsidavusi, nepriklausomai nuo tų aplinkybių, ne kaip ten vyksta vyro pusėje ar socialiniam, tiek vaikams, mama. Visi kiti aspektai moteriški tokie kaip kūrėja, savininkė, lygiavertė mylimoji poroje, šeimininkė,
ta prasme ne maisto tik gamintoja, bet valdytoja, ne viso to, kaip lygiai vertė, na, tik tai vienetinėse porose ir tai nebuvo taip į viešumą. Ir kai mes turim tą tokį ilgą pakankamai paveldą, mes turim prisiminti tą savo moterišką prigimtį, suverenę, kuri nėra nei aukštesnė už vyrišką, nei žemesnė. Tai yra be susireikšminimo ir be susimažinimo taip pat. Ir kai moteris tam nori, tikrai sutinku tos variantus, kai norisi būti moteriška, yra tie kraštutinumai, kur atrodo tarsi tą pirmą patogiausią, tai yra rūpintis kitais, vaikais, savo mylimuoju, žiūrėti kaip jie. Ir tada čia nutinka kitas lazdos galas, čia kaip mes gumą, kad ištemptume, ne. Tai yra viską atiduodu kitam ir jeigu mes ją tą gumą paleidžiam, tai jinai labai skaudžiai muša. Tai reiškia, tas pasišventimas toksai savo sąskaitą, jisai atsigrėžia prieš mus pačias. Tai yra moteris, kuri viską daro dėl kitų, nepastatydama ir savęs į pirmą vietą. Nutinka tai, kad atgal gaunam, tai yra išsekusios, pradedam pykti, irzlios, nelaimingos, galų gale ligotos nepasidarom. Ir kas nutinka, mes nebespindim, kai esam pavargusios, ligotos, nelaimingos, piktos, irzlios. Tai yra mes nebespindim. Tai nereiškia, kad kai spindinti moteris, apie kurią kalbu, kad jinai niekada nepyksta, jinai dar ir kaip pyksta, dar ir kaip liūdi, dar ir kaip visokių turi jausmų. Tik tai jinai juos netempia metus, neneša per ten mėnesiais. Reiškia, to laiko procesas įsivyksta, tas pyktis kaip tam tikri orai praeina per moterį, juos išreiškia, per savo kūną supranta, pasiema žinutę, ką neša mums, tas pyktis, įtūžis, ar tas liūdesys, užėjęs ilgesys, ko man reikia, kokie mano poreikiai, kaip aš galiu savim pasirūpinti, ką tai man sako apie mane pačią, apie mano poreikius. Ir kaip aš galiu jais pasirūpinti, kad toliau galėčiau rūpintis visais tais esančiais aplink mane, man svarbiais žmonėmis. Mano mylimuoju, mano vaikais, mano veikla, kūryba, darbo, klientais, klientėmis, kad galėčiau iš tos pilnatvės pasirūpinti kitais, o nepalikdama save paskutiniai vietoj, išsekus ir kai tik tai liga kokia paskutiniai vietoje neduoda žinoti, kad kitaip brangi nebegali, turi atsigręžti į save. Kitas kraštutinumas, kai mes iš to išsekimo, nuovargio, pykčio, viskas. Čia per visą šitą situaciją, kad aš čia tiek daug visiems duodu, yra atsigrėžimas į save ir toks sureikšminimas savęs irgi. Ir tai yra tam tikra dalim, vienu momentu yra normali dalis, kai mes tiesiog turim prisipildyti, atsitraukti ir prisipildyti. Čia labai svarbus momentas, be susireikšminimo. Nes čia labai slidi riba tarp to, kad aš čia viską daviau, ir nesijaučiu laiminga tiek daug. Ir tada Kristą supratau, kad nebeturiu jėgų, energijos, turiu atgal save susigrąžinti. Ir tada tas pyktis ir zulys yra nukirtimas tam, kad susigrįžti save. Kai kuriuose situacijose to ir reikia, kai kuriuose nebūtinai. Ir čia labai svarbu surasti tą pusiausvyrą tarp pasirūpinimo savimi ir pasirūpinimo kitais. Nes kai atsiskiriam mes visiškai vienus, yra, kad man kiti nereikalingi, tai gali būti reikalinga tam tikram, tai yra ne tai, kad man kiti nereikalingi, bet tam, kad man reikia erdvės pasveikti, pagyti, prisipildyti. Bet kartais ta riba yra tas lydi, dėl to ir prasprūdo mano tie žodžiai, kad man jie nebereikalingi, trukdo vaikai, trukdo mano ten darbas, trukdo vyras, tam, kad aš pasirūpinčiau savim, klestėčiau, nebūčiau tokia štai spindinti, nes kai aš su jais susitinku, staiga aš išeinu iš pusiausvyros, staiga aš nebesu tokia, kokia galėčiau būti, kai aš
tarkim, būna moterų stovyklose, ar kai mes turim tam seserystę, bendrystę. Ir va čia mokinamės atnešti tą gebėjimą pasirūpinti savimi iš vienos pusės ir pasirūpinti kitais iš kitos pusės ir taip žengti žingsnis. Tai mes žingsniuojam savo, kaip einam kairė, dešinė, kaip aštuoniukė, kurią labai mėgstu ir šoku per mandalo šokio praktiką. Tai yra begalybės ženklas, kai sujungiam, tai yra pasirūpinu savimi, pasirūpinu kitais, pasirūpinu savimi, pasirūpinu kitais. Ir atnešu tokią žinutę, kad kai aš rūpinuosi savimi, tai tuo pačiu aš pasirūpinu kitais. Mes tą aštuoniukę, tą ratą sukuriam, tai yra aš pasirūpindama savimi, pasirūpinu kitais. Pasirūpindama kitais, aš pasirūpinu savimi. Negali šitoj vietoj nutrūkti, nei tai, kad viskas baigta, aš tik savimi rūpinuosi, lygiai taip pat kaip paukojim save vardan kitų, nes reikia, nes jie negali, nes jie nemoka. Visada yra išeitis, visada yra būdai, kaip tai padaryti. Ir aš labai tave suprantu, nes tikrai turėjau situaciją, kur pati buvau ir galvojau, jos manęs tikrai nesupranta. Ne, jie nėra buvę mano situacijai, jie nežino, kaip tai padaryti. Ir taip, kad ir aš neturiu kitos išeities. Ir va tas, kai randi save toje situacijoje, kad nėra išeities ir negali būti, kad nematai, nes tavo labai specifinė situacija, visai kitokia negu kitų moterų, negu kitų. Kas yra tuo metu nutikę? Tuo metu šitą būseną tikrai pažįstu, nes esu joje buvusi. Kai sunkumų, kokius su vaikais, ten jų ligom, ten arba raidos sutrikimais, kur atrodo viskas, pasaulis, galvoju, čia aš viena, tik tai galiu dabar viską padaryti ir tik tai taip. Ir visą tai praėjau lygiai taip pat. Tai lygiai taip pat sakau tau, jeigu esi kažkur užstrigus ir galvoji, kad ne, čia negali būti man dėl to, kad nėra kas pasirūpintų tam vaikais, nėra kas pasirūpintų veikla, nėra kas, kaip išeiti iš tos situacijos su vyru. Ir kai taip nutinka, tai reiškia, tai yra tik ženklas, brangi, tik ženklas. Ir aš dabar savo primenu, jeigu tokią situaciją turiu, kad brangiaiste, tai yra ženklas, kad aš nuėjau žemyn, nepasirūpinau savimi. Tai yra ženklas, kad aš esu susimažinusi tokią mažytę kažkokią tai kirminuką, kuris ir mato va tik tai tiek, kiek yra priešais, o viskas aplinkui labai didelio. Ir tai yra ženklas, kad aš apleidau save, savo tam tikrą poreikį. Tai kalbėdama tau apie save, apie tave, jeigu randi tokioj situacijai, tai yra priminimas, kai atrodo viskas toks siaura, maža. Ir va tada dedama žingsnelį po žingsnelio pasirūpinti savimi, savo esminiais poreikiais, pradedant nuo miego, valgio, tyro oro, pradedi po truputėlį sugrįžti save. Ir kartais iš tiesų nuostabu, kai šalia mūsų gali atsistoti žmogus ir padėti parodyti tą kelią, kaip gali išeiti. Ir čia yra kiti spąstai. Tai yra, kai sąmoningai išmintinga moteris galvoja, tik aš viską žinau ir dabar kaip aš kreipsiuos pagalbos. Tai va tas pereiti per šitą ribojimą savęs, gauti pagalbą. Visi mes, būdami skirtingose savo lygose ir etapuose, esame susiję vieni su kitais. Ir esame tam, kad padėtume vieni kitiems. Lygiai taip aš esu ta, kuris stovi šalia savo klienčių, stiprių moterų, spindinčių, nuostabių moterų, kai joms reikia pagalbos pereiti jos sunku tam tikrą etapą. Susigrąžinti savo moteriškumą savo, susigrąžinti ryšį su savo kūnu ir atkurti romantinį, seksualumo, aistros, pagarbos, vienas kito girdėjimo, iki sielos lygmens su vyru situacijas.
Lygiai taip pat man, kai yra sunku, aš turiu žmonės, kuriuos kreipiuosi, kad jie pabūtų šalia manęs, kur aš galėčiau pasitikrinti, kai turiu pereiti kažkokius labai labai sudėtingus mano etapus, kurių pati nejau ir kurių pati nesu perėjus. Ir jeigu tai yra situacijos tos, aš pati savo, kaip sakau, Aiste, jeigu tu darai, yra dalykai, kuriuos aš darau ir aš juos praeinu, tai yra, žinau metodus, būdus, žinau, kad yra tam tikra seka ir einu ir viskas vyksta tvarkoj. Bet kai kuriuose situacijose, kuriuose aš patinku jūs pirmą kartą, man nematytos, negirdėtos, išbandau savo visus metodus. Ir aš galvoju, jeigu aš žinočiau, kaip aš jau būčiau praėjus. Tai jeigu nepraėjau, tai tada arba aš turiu vėl susijungti su savimi, kad iš vidaus gaučiau impulsą vedimą, arba per išorinį žmogų, kuris pažadina manyje tą vidinį vedimą mano pačios. Tokia kaip parama, padėti. Ne kaip gydytojai sako, kad būdama gydytoja negali savęs pagydyti, reikia kreiptis pagalbos. Lygiai taip pat, būdama tu sąmoninga moteris, būdama šviesuliu savo aplinkoje, erdvėje, kur padedi kitiem, savo versle, kurie klesti, savo kūryboje, savo toje erdvėje, kuris žinoma kaip ta tokia, kuri kitiem padedi. Ir jeigu randi save, tai būk drąsi kreiptis pagalbos. Ir jeigu tai yra santykyje, kurį sunku įtvirtinti, žinai, išeini viskas puikiai pavyksta, kaip sakau, išorinėje aplinkoje, bet kai tik namuose, kai tik tai su artimaisiais prasideda dinamika, išmuša iš vėžių tarsi. Ir tada atrodo, kad gal jie kalti, kad tie vaikai arba tas vyras neišmuša iš vėžių. Čia dar kažkokios aplinkybės. Tai yra dėl to, kad nėra įgūdžio. Tik tai dėl to, kad nėra įgūdžio, dėl to, kad tas paveldas, apie kurį pasakojau, jis atkeliavo per kartų kartas, tai tiek tavo pačios giminėje, tiek žmonijos istorijoje. Ir tai nebuvo įprasta rūpintis savimi, savo poreikiais, nes nebuvo keli šimtai metų atgal nebuvo tokių galimybių. Nebuvo įprasta gyventi pagal savo moteriško ritmą. Ir ypatingai dabar, paskutiniai šimtmečiai, kur rezultatai svarbu, tikslai, kur svarbu pasiekimai, kai moteris iš tikrųjų gavo šitą dovaną nebūti savininkėm, būti lygiavertėm ne vyram, turto valdymuose, balsavimuose, ne visose dalykuose, moksle. Ir visame kame, kad neperspausti į kitą galą, tai yra į susireikšminimą, tai yra, kad aš pati. Čia tada jaučiasi moteris, kai sako, aš pati to vienišumo. Tai vienišumas gali ateiti ir tuo metu, kai rūpinis visais ir kas pasirūpins manimi, o kur aš, ne kur esi tu pati, kad galėtum pastovėti už save su savimi. Ir kita pusė, kai yra aš pati, irgi tas ilgesys artimo ryšio su kitu žmogumi, to meilės ryšio, romantikos, aistros, girdėjimo, jautimo vienas kitas sielos lygiai, kūnų lygiai. Kai tas ilgesys to lengvumo, malonumo, kurį gali patirti tiesiog būdama savimi, savo šeimoje, savo vyrus, savo vaikais. Taip, ir va tie ribojantis dalykai, kuriuos kaip paveldą gavom, tai 99,99% moteromis visą tai turim. Ir aš taip pat, tai čia ne apie tai, kad neturėti tos įtakos ar būti ne kažkokia tai išrinkta. Čia apie tai, kad gebėti su tuo susitvarkyti, ką reiškia susitvarkyti, išgydyti žaizdas, kurios yra, paleisti programas, kurios jau nebetarnauja. Ir trečia, išgydyti ir susigrąžinti, kad tu pati gali rūpintis savimi, būti savo mama ir tėčiu, be nuneigimo tavo tėvų, ne tavo giminės.
šitoj vietoj dažnai moteris žino, ne, kad svarbu energija, kuri atiteka iš mamos ir tėčio. 50 energijos procentų atiteka iš mamos, 50 iš tėčio, kad galėtume pilnai gyventi, nereikštis pasaulyje. Tačiau yra modeliai, kurie nepriimtini yra taip, kaip tėvai elgesi, tai ką mes pamatom save, kaip atkartojam giminės, tai nepatinka ir norisi tuos dalykus išmesti. Tai viena vertus norisi tos tėvus mylėti, nepriimti, kad neatmesti to, ką jie padovano kaip sąmoninga moteris. Ir kita vertus, yra dalykų, kurie nebepriimtini, kur yra stop ir kur yra gana. Ir kaip su tuo daryti. Tai lydėdama kelionėje savo klientes įspindinti moteriškumą, vienas iš pirmųjų žingsnių, kurį darom, tai yra praeities savo valymas. Tai yra paleisti praeities įtaką. Ir čia tos du žingsnius darom lygiai grečiai. Tai yra meilė tėvams ir programų, kurios tau nebetarnauja, sugrąžinimo tavo giminiai, tos, kurios nėra tavo pagal tą savo sielos dvasios susilygiavimą. Tai reiškia va tuo žingsniu, nes kai mes atsiduriam tose situacijose, o Dieve, aš vėl kaip mama čia darau ir jaučiu, kad atsikartoja mano tėvų istorija ir aš nebenoriu, mes kartais, kad neuždaryti tos meilės tėkmės. Iš kitos pusės, kai mes meilės tiekme ir tos programos kartu, tai va šitą pusiausvyrą reguliuojam, sugrąžindamus programas giminiai, tėvams ir tuo pačiu puoselėjant meilę, pagarbą tiems žmonėms, per kuriuos atėjome. Ir štai čia. Kitas praeities valymo momentas tai yra vis su savo vidinės mergaitės. Ir iš tiesų, kaip sąmoninga moteris, tikrai esi tai girdėjusi ir šitą ir terminą, ir vidinis vaikas, vidinė mergaitė. Yra labai labai svarbu toje tapimo suaugusią moterimi dalyje prisimti atsakomybę už tą vidinę mergaitę, kurią tu buvai visą laiko liniją iki pat tavo gimimo ir kai kuriuose mes prisimename ir savo laiką įsčiose ar iki gimimo, bet jau vien mūsų to žmogiškos gyvenimo patirties yra labai daug įspaudų. Iki 7 metų mes kaip vaikučiai sugeriam visą tą aplinkoj, kas vyksta mūsų artimoj. Ir mūsų situacijos nebūtinai turėjo būti tragiškos, kad vidinė mergaitė jaustųsi pamiršta, apleista ar kažkokioje vietoje neišgirsta, ar pažeminta, ar vieniša. Nebūtinai kažkas tragiško turėjo vykti. Tai galėjo būti labai tokios žmogiškų protų suvokiamos situacijos, kad tėvai tiesiog buvo tokia situacija, pavyzdžiui, turėjo eiti darbą, dar kažkas. Bet tu, kaip jautri moteris, jautri būtybė, taip suvoki. Taip kaip aš suvokiau kitaip negu mano broliai, ne mano šeimoje, kai vyko tėvai. Taip mano broliai dar kitaip negu aš. Ir mes tas pačias aplinkybės, tas pačias situacijas priėmėm skirtingai. Ir tos programos, tos apsauginės reakcijos, kurios susiformavo vaikystėje, kad apsaugotų mane, tave, mūsų vidinės mergaitės, jos aktyvuojasi tada, kai nutinka tos panašios situacijos, kur jaučiamės nesaugios, kažkas tai atsikartoja. Ir mes tuo metu sureaguojam neadekvačiai. Ir šitojame kelyje mokau ir lydžiu moteris suprasti, išgirsti tą vidinę mergaitę, kada jinai kalba, čia jau jinai per tą suaugusią moterį ir ką jinai nori pasakyti. Ir kaip tai perkeisti, pasimti į savo rankas atsakomybę kaip suaugusios moteris, kaip pasirūpinti tą vidinę savo dalimi mergaitę, kuri kažkada tai tikrai patyrė skausmingų patirčių jai. Ir jai yra baisu, kai jinai dabar pamato kažką tai vykstant su jos vaikais, kažką išgirsta iš savo vyro ir tos reakcijos sukyla. Ir pati aš per tą jau ir per savo santykį su savo vyru daugybę kartų.
Ir ką aš darau, tai yra, žinodama visą tai, toliau peržiūriu, iš kokios vietos tai buvo mano reakcija ir kas tai veikia po to. Ir tokiu būdu mes integruojam tą dalį, tą apsauginę dalį, kokiu būdu kitu mes galime visą tai perkeisti ir sugrąžinti. Tai va ta praeities įtaka įvairiais aspektais, tiek atkeliaujančių iš tavo giminės, protėvių ir kolektyvinio lauko, tiek iš tavo pačios vaikystės, kurios aktyvuojasi norėdamos apsaugoti, jos susiformavo tam, kad apsaugoti, bet dabar, kai tu esi suaugusi ir tu gali imtis kitų visai veiksmų ir kitų apsauginių pasirūpinimo savimi momentų, tau nebereikia tam tikrų programų, kad tų dramų, kurios išsikeltų į viešumą ir užkurtų tam tikras sekas. Ką turiu minty tam tikras sekas? Tai jeigu mūsų situacija, jeigu tavo situacija, tavo mano situacijų, mes sureaguojam iš tos vidinės mergaitės pozicijos, tai yra kaip maža mergaitė, bendraudamas, pavyzdžiui, su savo vyru, aktyvuojam tą elgesio modelį iš vyro pusės. Tai reiškia, jisai reaguoja į mus visai kitaip, ne kaip į mylimąją, ne kaip į šitą. Ir dėl to yra atsikartojantis elgesio metodai, būdai, kai moteris sako, tai mano vyras čia taip elgesi. Tai jisai elgesi, kai mes elgiamės tam tikrų būdų, jis atreaguodamas automatiškai, nesąmoningai, pasąmoningai tos programos pasileidžia ir reaguoja. Dėl to vienas dažniausių atsiliepimų moterų, kai dirbame drauge, aš vyrui tiesiogiai nieko nedarau, o jisai keičiasi. Reiškia, aš keičiuosi, o vyro elgesys su manim keičiasi. Nori daugiau su manim būti, nori su manim kalbėti. Niekada neatsiprašydavo, atsiprašė. Jisai klausė mano nuomonės. Dar ten kažkokių dalykų. Kiekvienoje poroje, kas tuo metu aktualu, net tai realiai keičiasi tas vyro reakcija į moterį, kai jinai pradeda atpažinti, atrasti situacijas, kuriuose jinai įeina į tam tikrą poziciją, kuri automatiškai sukelia reakciją kitam gale. Tai yra vaikuose, vyre, tėvuose, irgi santykiai, kai pokalbiai vyksta su tėčiu, su mama. Ir tada tas neharmoningas gaunasi ciklas. Ir tada moteris mokosi save palaikydama atkurti tą, būti toje pozicijoje. Reiškia, net kai aplinkui kiti elgesi tuo senu būdu, aš iš savo pilnos vertės, savivertės, kaip suaugusios, brandžios, išmintingos, mylinčios ir pagarbą jaučiančios savo ir kitiem moters pozicijos elgiuosi visiškai kitaip ir elgesys su manimi aplinkui keičiasi. Tai taip. Ir kai tik tai mes nuslystam vėl į kitą, mes sugaunam kitas reakcijas. Ir po truputį, dėl to sukūriau programą spindinčio moteriškumo mentorystės, kad jinai būtų ilgalaikė, išsidėliotų laike. Grupiniai mentorystėje keliavom per 4 mėnesius, dirbdama asmeniškai keliavom 6 mėnesius, tam, kad galėdama grįžta moteris į savo kasdienę aplinką, tos santykius, kurie trigerina, taikytų, grįžtų, susilygiuotų, vėl grįžta į gyvenimą, vėl taiko, jeigu reikia vėl grįžta, susilygiuojame, susiderinam ir tokiu būdu įtvirtina, reiškia, įkūnija tai, kas yra nauja, kas iš tiesų yra žinoma, daug kartų girdėta, suprantama, suvokiama ir tikrai žinai, kad tai veikia, nes tam tikrose atkarpose veikia. Tačiau nepavyksta tai tokia ilgalaikė seka įdėti ir tuos ypač artimus ryšius su mylimu vyru, su vaikais, tai šeimos rate, kad galėtum spindėti su malonumu, su aistra, su atsipalaidavimu, būti tokia esi savimi, o be dramų ir susireikšinimų ir be abejo be susimažinimų, savęs nuvertinimo. Tai kai klausai, girdi, jeigu jauti, kad esi ta moteris, kuriai rezonuoja ir norėtum būti palydėta iš tų užsiciklinusių situacijų, kur nesupranti, žinai, tačiau nesigauna praktiškai šeimoje,
Tai kviečiu susisiekti su manimi. Iš gegužės mėnesį antroje pusėje pradedam grupinės mentorystės programą. Tai dabar puikiausia galimybė yra prisijungti, jeigu nori super, ypač intimioj grupiai, keleto moterų ir judėti, arba vienas su vienu, kai 100% pritaikyta pagal tave VIP, kai keliaujam tavo ritmu, tavo tempu, tavo kelyje į tavo spindintį moteriškumą, kad galėtumai mėgautis savimi, savo kūnu, savo moteriškumą, panaudoti kaip galę savo gyvenime ir jaustis patrauklia, mylima, gerbiama ir aistroje su savo mylimuoju vyru taip pat. Parašyk man žinutę arba iškart pildyk paraišką ir aš susieksiu su tavimi dėl tolimesnių veiksmų. Geriausi tau linkėjimai šiandien.